Sveiki. Norėčiau aptarti tiek daug klausimų sukėlusią bandomąją programavimo užduotį. Nuo kogi reikėtų pradėti ją atlikti? Pirmiausia, nagrinėjame sąlygą. Turime karalystę, kurioje artėja egzaminų metas, tai yra nesvarbus kol kas sakinys. Norint organizuoti egzaminų pasirinkimus, buvo atlikta apklausa, vėlgi nesvarbus sakinys, kiekvienas mokinys turėjo suteiktą asmeninį identifikatorių. Taip, čia jau svarbu. Ir kiekvienas dalykas turėjo atskirą kodą. Irgi svarbu. Dabar mokiniai turėjo nurodyti, kurių dalykų egzaminus pasirinko laikyti. Ir apklausa truputėlį gali ir palengvinta, kad mokinys negali užpildyti daugiau negu vieną kartą. Ir negali pasirinkti to paties dalyko kelis kartus. Taip, kad mums yra nedidelis ir palengvinimas. Žiūrime į pradinius duomenis. Pradiniai duomenys yra duomenys TXT faile ir pirmiausiai pateiktas mokinių skaičius, kurių gali būti iki 500. Taigi, kas naudosite statinius masyvus, kurkite ne mažiau kaip 500. Ką toliau turime? Mokinio vardas ir pavardė, mokinio ID. Kad būtų man lengviau, aš iš karto pasileidau CodeBlocksą. Tai taip. Mokinio vardas pavardė, ID ir toliau nurodyta mokinio klasė. ID yra iš 3 vardo raidžių, 3 pavardės raidžių ir atsitiktinių skaičių, kurių suma privalo būti 15. O toliau mokinio klasė. Ir toliau turime ką? Toliau turime duomenis apie visus mokinius, štai šitoje dalyje. O dar žemiau turime pasirinktų dalykų egzaminų kodus. Tai yra mokinio kodas ir šalia kokiusgi dalykus pasirinko mokinys. Dabar visi duomenys yra atskirti kabletaškiu, taip kad skaitimas yra šiek tiek sudėtingesnis. Ir nėra raidžių su lietuvių ar kitų kalbų raidėmis, kas mums irgi yra palengvinta. Žiūrime toliau. Reikalavimai. Na, tai reikalavimus turbūt visi žinot, laikomis vienodo stiliaus, prasmingi kintamųjų vardai ir pakomentuojam pagrindinės dalis. Taip, kad šitą dalį visi, kaip ir minėjau, žino, aš toliau jos ir neaptarinėsiu. Taip, programos testavimas ir taisymas. Na, čia turime daugiau galvoje, kad rašant programą, parašė dalį, patikrinkit, vėl parašė dalį, patikrinkit. Būtinai reikia panaudoti struktūrą. Na, be struktūros čia bet kokiu atveju nelabai ir išeitų padaryti. Žiūrim toliau. Reikia nuskaityti mokinių sąrašą, suskaičiuoti, kiek kiekvienos klasės mokinių yra šiame sąraše. Ir toliau galime neskubėti nagrinėti sąlygos, pasižiūrėkime pirmiausia, ką mums reikia nuskaityti. Taigi, mokinių sąrašas. Kad galėtumėm nuskaityti mokinių sąrašą, mums reikėtų struktūros. Kasgi šią struktūrą galėtų sudaryti? Struktūra, pavyzdžiui, mokinys ir žiūrim toliau. Mokinio kas? Vardas ir pavardė. Na, tai sutrumpintai bus tiesiog vardas. Oi, labai jau aš čia sutrumpinau. Toliau eina mokinio kodas. Vėlgi, kadangi su raidėmis, tai čia bet kokiu atveju tai bus kodas. Tai yra string tipo. Ir toliau nurodyta yra klasė. Klasę mes turime vėlgi skaičius ir raidė. String klasė. Galima saugoti ir kitokiais būdais. Na, bet man šitas yra kaip ir priimtinesnis. Toliau. Štai čia. Kyla klausimas, ką reikės daryti. Na, aš sąlygos toliau kaip ir neskaičiau, tiesiog atsimenu, kad iš duomenų failo reikės skaityti kelis kartus. Rezultatų failą reikės pildyti kelis kartus. Kadangi reikės atlikti tokius veiksmus, aš bent jau siūlyčiau duomenų failus ir rezultatų, tai yra duomenų failą ir rezultatų failą atsidaryti main funkcijoje ir tiesiog siųsti nuorodas į šitos failus ir jie pildysis arba iš jų bus skaitoma. Taigi, atsidarau pasiruošiu failą skaitimui, pavyzdžiui, štai taip, pavadinimas pas mane duomenys.txt ir iš karto pasiruošiu failą spausdinimui,
rezultatai.txt. Štai šitie du failai ir bus siuntinėjamos, kaip minėjau, nuorodos. Dabar saugome mokinius. Galima saugoti ir į statinį masyvą, ir į dinaminį masyvą. Bet vėlgi, prie statinio masyvo reikia tiksliai žinoti skaičių maksimalų ir dar papildomas kintamasis, kuris parodytų, kiekgi mes iš tikrųjų naudojame to masyvo narių. Šiuo atveju daug paprasčiau būtų naudoti vektor tipo masyvus. Tai aš naudoju struktūrinį vektor tipo masyvą struktūrą mokinys, o patį masyvą vadinu mokiniai. Kodėl dinaminis? Nereikia sukti galvos, kiekgi čia tų narių bus. Kiek aš įdėsiu, tiek ir bus. Ir pradėkime nuo pirmosios funkcijos. Aš manau, kad suskirčius programą į funkcijas bus paprasčiau rašyti. Tai bus pirmoji funkcija, pavyzdžiui, skaitau mokinius. Tai yra mokinių duomenys. Kągi aš čia siunčiu? Čia siunčiu nuorodą į failą ir siunčiu masyvą mokiniai. Taigi, viršui pasirašau prototipą. Prototipas pas mane bus void tipo, nes nieko negrąžina per savo vardą. Taigi, kaip dabar aprašyti tą nuorodą į failą? If stream and fin. Štai taip. Ir iš šito failo bus skaitoma. Kiek aš jau perskaitysiu, sustosiu. Tada vėl nusiuntęs nuorodą į kitą funkciją, skaitysiu nuo tos vietos, kur buvau sustojęs. Gerai, dabar su masyvu. Dinaminį masyvą reikia nurodyti, kad aš grąžinu duomenis. Tai yra, dirbu per masyvo nuorodą. Tvarko. Kadangi nenorėčiau, kad mainas eitų kažkur į apačią, tai aš paimsiu ir visas man pavykusias funkcijas kelsiu į apačią ir aukščiau bus vis naujos funkcijos. Taigi, ką pirmiausia skaitome iš failo? Mokinių kiekį. Int n, tai yra kas pas mane? Mokinių kiekis. Ir aš jį persiskaitau. Pirmas žingsnis turėtų būti pasitikrinam, ar tikrai skaito duomenys iš šito failo. O gal neskaito, jeigu suklydau kokią nors raidę. Ir tada aš ieškosiu klaidų, o iš tikrųjų klaida bus skaitmi. Štai matau, 10 reiškia puikiai skaito, failas paruoštas darbui. Gerai, tai šitas sakinys man dabar jau nebereikalingas. Ir kad būtų lengva skaityti į dinaminį masyvą, o jis šiuo momentu yra nulinio dydžio, aš galiu tą masyvą pasididinti su komanda resize. Štai taip. Masyvo į dydį padidinu, tarkim, tiek, kiek yra mokinių. Štai taip. Dabar, skaitimas labai paprastas. Sukam standartinį į ciklą, tiek, kiek yra mokinių. Ir kaipgi skaitysime duomenis. Duomenys, kaip minėjau, yra atskirti kabliataškiais. Patogiausia čia būtų panaudoti getLine metodą. Bet, kad jį galėčiau naudoti, reikėtų praleisti visus galimus tarpus po skaičiaus 10 ir pereiti tiesiai prieš žodį John Peterson. Pats lengviausias būdas praleisti visus tarpus, tai yra panaudoti whitespace komandą. Viską praleidžia. Tarpus, tabuliacijos klavišus, enter klavišus ir panašiai. Tvarkoj. Na, o dabar jau imame duomenis. Tai komanda getLine, nurodau iš kur imu, dabar nurodau į kur saugau ir iki kokio simbolio skaitau. Iki kabliataškio. Lygiai tą patį galiu padaryti ir su kodu, nes jie yra abudu vienodai skaitomi. Iki kabliataškio. Na, o likusi klasė, kadangi kabliataškio po klase jau nebėra, galima tiesiog paimti ir su skaitimo operatoriumi tą klasę perskaityti. Štai taip. Ar tikrai gerai perskaičiau? Galima, pavyzdžiui, greitai pasispausdinti, tarkim, mokinių kodus. Jeigu kodai bus, galima ir vardus spausdinti, čia jau skonio reikalas. Paleidžiu ir pažiūriu. Štai puikiausiai John Peterson, Anna Caldwell ir taip toliau.
duomenys yra skaitomi, šita komanda jau yra nebereikalinga. Galima ją netgi ir iš viso ištrinti. Viskas. Duomenys aš kaip ir persiskaičiau. Mano masyvas užsipildė. Koksgi galėtų būti sekantis žingsnis? Sekantis žingsnis pagal užduoties sąlygą reikia surasti, kiekgi yra kiekvienos klasės mokinių. Aš tai norėčiau padaryti vėlgi atskiroje funkcijoje. Tarkim, funkcija mokiniai klasėse. Ką reikia nusiųsti? Failą, į kurį aš ruošiuosi spausdinti ir mūsų mokinių sąrašą. Tvarkoj. Tai funkcija bus void, pavadinimas mokiniai klasėse, čia bus offstream, fout ir toliau duomenys jau man yra tinkami. Kadangi skaitimo funkcija lygtais man gerai pavyko, aš ją leidžiu žemyn ir dabar rašysiu funkciją skaičiuoti, kiek yra mokinių kiekvienoje klasėje. Dabar man reikia tiesiog suskaičiuoti sumas. Tai reikės man kaip ir 3 kintamųjų. Čia vėlgi galima pasirinktinai ir masyvą naudoti 3 dydžių, bet aš pasirenku tiesiog saugoti atskirus kintamosius klasėms. Štai taip. Ir ką dabar daryti? Dabar man reikia prabėgti per visą masyvą ir pagal klasės numerį atitinkamą kintamai padidinti. Ir čia yra labai geras būdas, kaip greičiau prabėgti per visus masyvo narius. Tam galime pasinaudoti, pavyzdžiui, autociklu. Štai taip. Šis ciklas naudojamas tada, kai reikia pereiti visą masyvą ir viso masyvo nariai vienas po kito virsta kintamuoju m. Tai man gerokai supaprastina rašymą. Aš sakau štai taip. Jeigu m klasė yra lygi 12a, ką aš čia paspaudžiu, tai tada kintamasis a12 didėja vienetu. Ir lygiai tą patį padarau su ką? Su b klase, su c ir atitinkami kintamieji b ir c. Štai taip. Kaip sakau, šitas ciklas galima naudoti ir standartinį. Štai šį ciklą, tik tais ne n raidė, o mokiniai.size komanda. Bet galima netgi ir trumpiau. O suskaičiavus visus šituos kintamuosius, reikėtų paimti ir pasitikrinti. Čia net netikrinti, tiesiai failą spausdinsiu ir pažiūrėti, ar pas gerai suskaičiavau. Štai taip. Ir bus, kas čia man liko, C12. Štai taip. Primenu, kad klasė yra 12a, o kintamasis A12, nes kintamieji negali prasidėti skaičiumi. Tai paleidžiu, pažiūrim. Štai. 4, 4, 2. Tai tokie pirmieji skaičiai ir turėtų būti, nes suskaičiuoja, kad 4 mokiniai iš 12a, 4 iš 12b ir 2 mokiniai iš 12c. Taigi, mes dabar pasidarėme kurią dalį. 4 punktą, nuskaitėme sąrašą ir suskaičiavome, kiek yra tų mokinių. Sekantis punktas turėtų būti pas mus neteisingi kodai. O neteisingas kodas, kai mokinio kode esantys skaičiai nesudaro skaičiaus 15. Be to reikėtų atskiros funkcijos, kuri būtent ir tikrina, ar tai yra 15. Tai randam, keliems mokiniams yra blogai sudarytas kodas. Čia jau papildome rezultatų failą. Tai yra pateikiam mokinius, kurie neturi skaičių sumos 15. Ir sąrašą pateikti reikia tokia eilės tvarka, kaip jis yra pradinėme duomenų faile. Mes nieko nereikiuojam, nieko nekeičiame vietomis. Kaip tai turi atrodyti? Tai mokinių yra štai 2 ir mokinys John Peterson su savo kodu surinko 14, o Paul Mitchell surinko 12. Tai yra skaičiai ne 15.
Tvarkoj. Ir dabar einame prie to punkto. Taigi, vėlgi galima pasirašyti atskirą funkciją, kuri būtų, tarkim, blogi kodai. Ką reikia siūsti į tą funkciją? Ogi štai šituos duomenis, nes aš vėl pildysiu failą. Tvarkoj, tai iš čia galiu greitai tada pasikopijuoti. Štai šitą dalį įsimesti pavadinimą ir dabar paskaičiuosime. Na ir nuo kogi reikėtų skaičiuoti tuos blogus kodus. Reikia rasti jų kiekį. Tai aš pasirašau kintamai, tarkim, blogi bus lygu 0. Tai čia blogų kodų kiekiui. Štai taip. Ir vėlgi galiu greitai eiti per visą masyvą, imti kiekvieno mokinio kodą ir žiūrėti, jis 15 ar ne 15. Tai šito atveju aš vėlgi naudočiausi automatiniu ciklu, kuris prasuka visus mokinius cikle ir dabar daro taip. Reikia sakyti, kad jeigu ne 15, tai tada didinam blogų kodų kiekį. Tai tą daryti pagal užduotį reikia atskiroje funkcijoje. Tai tarkim, skaitmenų suma bus funkcija, kuri sudeda skaičius. Kągi reikia siųsti tai funkcijai? Šito mano tikrinamo mokinio kodą. Tai yra m.kodas, mokinio kodas. Ir tas kodas, jeigu yra nelygus 15, tai reiškia blogi daro plius plius. Fiksuoja blogų kodų kiekį. Dabar man reikia atskiros funkcijos, kuri tą ir suskaičiuoja. Šičia galime panaudoti funkciją, kuri gražina rezultatą per savo kodą. Tai skaitmenų suma, kągi aš atsiunčiau? Aš atsiunčiau kodą, tik tais kodą, daugiau nieko. Kodas pas mus yra string tipo. Štai taip. Na, dabar žiūrim, kaipgi mum iš to kodo išgauti tuos skaitmenis. Pirmiausia, man trukdo pas kiekvieną mokinį štai čia priekyje parašytos raidės. Na, jos man yra nereikalingos. Čia galima pasinaudoti komandą erase, nes stringas yra kaip dinaminis masyvas, iš jo galima tiesiog paimti ir ištrinti nereikalingus simbolius, nurodant jų kiekį. Pradėsime trinti nuo pačio nulinio nario ir iš viso kiek raidžių yra? 6. 6 raides ištrinu. Tai naikinu 6 pirmus simbolius. Kas lieka iš mano kodo? Tai yra, kaip matot, prie kodo neparašiau gražinimo, nes aš kodą keičiu. Trinu dalį kodo. Tas trinimas suveiks tik šitos funkcijos viduje. Ir atgal štai šitą vietą pakeistas kodas nebus gražinamas. Todėl aš saugiai tą galiu daryti atskiroje funkcijoje. Dabar man reikia rasti kaip ir kiekį tų, visų tų simbolių sumą. Kaipgi dabar sudėti skaičius iš string tipo kintamojo. Čia vėl galima pasinaudoti autociklu, rašyti, kad k kintamasis bus kiekviena kodo raidė, tai yra simbolis, ir prie sumos pridedu. Suma kiekvieną kartą didės ir kaip man dabar rasti skaičių tą sumą. Labai paprastas metodas. Iš simbolio atimti nulinį simbolį. Jie pagal kodų lentelę eina iš eilės, pavyzdžiui, 0 prasideda nuo 48 simbolio ir, sakykime, vienetas yra 49 simbolis. Tai realiai, jeigu aš darau iš vieneto atimti 0, tai kompiuteris skaičiuos, na, principe vos ne taip, kad iš 49 atims 48 pagal simbolių vietas ir gaus vienetą. Na, aš čia ne visai tiksliai paaiškinau, bet bent jau principas, kad būtų aiškus. Tiesiog randa koks skirtumas tarp tų dviejų simbolių.
Tokiu būdu man suskaičiuoja visą sumą. Tai čia sudeda skaičius ir dabar man ką padaro, kai šitą visą padaro, galim čia tarpą ir nedėti, grąžina tą suskaičiuotą sumą. Viskas. Man simbolius sudėjo ir aš juos galiu matyti. Galima bus tuo ir pasitikrinti, ar aš čia gerai skaičiuoju. Bet kaipgi tikrinti, nes jeigu aš jau suskaičiuoju, kiek yra blogų prasisukus ciklui, aš galiu tiesiog juos paimti ir išsispausdinti. Štai taip. Ir pažiūrim, ar čia atsiras du simboliai. Štai du simboliai, atsiprašau, du žmonės, reiškia, kad yra jau suskaičiuota, kurie turi blogus kodus. Na, jeigu aš žinau, kiek yra mokinių su blogais, tai yra žinau mokinių su blogais kodais, belieka juos tik išspausdinti. Tai čia galima, žiūrėkit, kaip pasinaudot. Paėmus štai šitą vietą, vėlgi, funkciją tą pačią aš galiu iškvietinėti tiek kartų, kiek aš noriu. Ir vėl dar kartą bėgti per mokinius, nes pirmą prašo kiekio mokinių, o tik paskui juos išspausdinti, nes pirmas spausdinasi kiekis. Tai aš su vienu ciklu, na, to padaryti kaip ir negaliu. Taigi, aš vėl bėgu per tą patį masyvą. Gal čia skliaustų ir nedėkim. Tiek to. Bėgu per tą patį masyvą, žiūriu, kurių mokinių skaičių suma yra bloga ir tiesiog paimu, spausdinu kiekvieno to mokinio, ką čia reikia spausdinti, vardą, kodą ir kiekį. Taigi, aš spausdinu mokinio vardas. Aš žiūriu į klaviatūrą, nematau, ką rašau. Taip, mokinio vardą. Tada už tarpo, nes jau dabar ne kabliataškis, o tarpais atskirta, to mokinio kodą. Na ir ant galo reikia išspausdinti tų skaitmenų sumą. Aš jos atskirai kažkur nesaugojau, tai aš galiu dar kartą išsikviesti tą funkciją. Kompiuteriai tokius dalykus paskaičiuoti, tai čia ten milisekundžių reikalas, ten visiškai nesvarbu, ten gal net tūkstantosios dalys milisekundės. Tvarkoj. Ir dabar taip, kad būtų kiekvienas mokinys vis iš naujos eilutės. Gerai, paleidžiu, žiūrim. Na va, John Peterson 14, Paul 12 žiūrim. Na va, atitinka, kol kas viskas yra gerai. Dabar taip, žiūrime toliau pagal kodą. Tai, ką mes pasidarėme? Mes dabar jau padarėme visą 5 dalį. Dabar reikia daryti 6 dalį. Reikia jau dabar nuskaityti apklausos duomenis, rasti mokinius su neteisingai parinktais dalykais, nes teisingai kada skaitos? Kai mokinys turi nuo 3 iki 7 egzaminų ir būtinai privalo turėti matematiką bei Bitlandijos kalbą. Tik tada mokinys skaitosi, kad teisingai pasirinko. Na, o spausdinsim neteisingai pasirinkusius. Vėlgi failo pildymas. Ir pateikti mokinių vardus ir pavardės tą pačią tvarką, kaip pradiniam faile. Tvarko. Na, tai einam į kodą. Mums dabar reikalinga sekanti funkcija. Tai šita funkcija turėtų skaityti dalykus. Ir, bet dalykų skaitime, tai mes dabar taip, kadangi jau esam perskaitę štai šitą dalį, dabar skaitysim visą šitą. Man prie kiekvieno mokinio reikia fiksuoti, ar jis teisingai pasirinko, plus reikia iš karto, pažiūrim į rezultatų failą, skaičiuotis, kiek kokių dalykų yra. Na, čia būtų kaip ir 7 dalis, bet kad aš neskaityčiau 2 kartus, būtų patogu ir dalykus saugotis, ir prie kiekvieno mokinio jo pasirinkimų saugotis. Rikiavimas, tai čia bus sekanti dalis, apie tai kol kas negalvojam. Tvarko. Tai dabar mums turėtų rūpėti, kasgi saugoma apie tą vieną dalyką. O apie dalyką, na, dar kartą atversiu, žiūrėkit, pavadinimas.
ir kiek mokinių tą dalyką rinkosi. Tai čia struktūra pakankamai paprasta būtų dalyko vieno, kad dalyką sudaro, tarkim, pavadinimas ir kiekgi mokinių tą dalyką pasirinko. Visą tai aš saugosiu į dinaminį masyvą dalykas ir vadinsis dalykai. Štai taip. Dabar taip. Ar mokinys teisingai pasirinko ir kiekgi jis tų dalykų pasirinko? Tai galima būtų saugoti prie kiekvieno mokinio atskirai. Tai būtų, tarkim, int kiekis tų dalykų, kiek pasirinko. Tai čia bus pas mus egzaminų kiekis. Ir dabar tas jo pasirinkimas būtinai turi būti kalba su matematika. Tai tarkim, kintamasis pasirinkimas, kuris iš pradžių 0, tai čia bus pas mane matematika plus Bitlandijos kalba. Turiu galvoje, kad jeigu aš skaitysiu matematiką, tai šitas kintamasis vienetų didės, jeigu skaitysiu Bitlandijos kalbą, didės vienetų. Nereikia iš jų abiejų atskirai saugoti, kad ar tikrai buvo matematika, ar tikrai buvo Bitlandijos kalba, nes užduotis kalbėjo apie tai, kad mokinys negali to paties dalyko pasirinkti kelis kartus. Reiškia, dalykai visada yra pateikiami teisingai. Tvarko. Na, tai sekantis žingsnis koks? Reikia funkcijos. Pavyzdžiui, skaitau dalykus. Dalykus. Štai taip. Dabar skaitysiu iš failo. Taip, tai čia kintamasis skaitimų iš failo. Į ką skaitysiu? Į dalykai ir ką pildysiu? Mokiniai. Štai taip. Tvarkoj, tai tada šitą funkciją metamės štai čia. Funkcija negrąžinanti per savo vardą. Failą einam per nuorodą. Dalykai iš čia išsikelia su grąžinimu. Ir mokiniai irgi, kadangi pasipildys, irgi su grąžinimu. Štai taip. Gerai, dabar sekantis žingsnis, kaipgi mes skaitysim. Man reikės skaityti iš šitos eilutės kodą ir atskirius dalykų pavadinimus. Taigi, tai man pradėkim nuo to, kad pirmą, kai aš skaičiau klasę paskutinę, aš sustojau čia. Tai man reikia peršokti kitą eilutę. Tai vis tiek, pirmas žingsnis turėtų būti white space. Na, kad neliktų jokių tarpų, atsistotų ten, kur priklauso teisingai. Toliau. Man dabar reikia skaityti mokinio kodą. Ir nepasakyta, kiek iš viso čia yra eilučių. Nebūtinai visi mokiniai pasirinko. Šiuo atveju čia matome 8 mokinius, o mokinių yra 10. Todėl skaitymo daryti su for ciklu negaliu, teks daryti su while ciklu. Ir rašau, kad while ciklas turi suktis tol, kol man pavyks iš failo skaityti mokinių kodus iki kabliataškio. Štai taip. Bet aš perskaitysiu kabliataškį ir štai šitą dalį teks truputėlį kitaip skaityti. Dabar aš persiskaičiau kodą. Po kodo aš nežinau, kiekgi tų dalykų bus. Tai visus dalykus kol kas imu kaip vientisą eilutę. Tai čia bus visi mokinio dalykai eilutė. Ir tą eilutę skaitau iki galo. Taip, iš failo visą getline iki galo, ne iki jokio kabliataškio. Tvarkoj. Ir dabar, gal kai kuriem tai bus naujas dalykas, bet šiuo atveju, kai man reikia išsiimti atskiras dalis, aš sakau, kad visą tai aš persimetu į string streamą, kaip tarkim laikiną konsolę ar atskirą failą, ar kaip galima dar įvardinti, ir ten įsimetu eilutę. Taip skaityti
yra saugiau, nes iš ten galėsiu skaityti tiek, kiek, kol atsimušiu į galą tos eilutės. Kągi aš dabar skaitysiu iš eilutės? Man reikės kiekvieno atskiro dalyko. Reiškia taip. String bus pas mane dalykas. Skaitysiu dalyką. Ir dabar sakau taip. Kol galiu imti eilutes iš string streamo, tai yra dalykus, iki kabletaškio. Štai taip. Tai čia skaito, kol eilutėje yra duomenų. Štai taip. Ką dabar eilutėje reikia skaityti? Neskaityti, palaukit. Aha, aš dabar taip, turiu dalyką, aš jį perskaičiau, pavyzdžiui, BL. Ir dabar kyla klausimas, ką su tuo BL daryti? Reikėtų pirmiausia sužiūrėti su mokiniais, ar nereikia pas mokinį kažko daryti. Tai čia galima vėl savo pasilengvinti su for auto ciklu, m mokiniai. Jeigu kam kiltų klausimas, kam šitas endas, jeigu endas neuždėtas, tai aš negaliu keisti masyvę duomenų. Jeigu endas uždėtas, aš tada galiu kiekvieno mokinio duomenis koreguoti. Štai taip. Ir kągi aš tikrinu, kad jeigu kodas sutampa su mano šito tikrinamo mokinio kodu, tai pas mokinį dalykų kiekis daro ++. Tai čia bus egzaminų kiekis. Toliau tikrinu, kad jeigu šitas perskaitytas dalykas yra lygus, pavyzdžiui, matematikai, arba dalykas yra lygus Bitlandijos tai kalbai, tai tokiu atveju mokinio pasirinkimas didėja vienetu. Na, čia visų skliausų gal tiek nereikia, bet dabar, kad nereiktų man smulkiai tikrinti, tai truputėlį daugiau padėjo. Taip, tai čia ką darau? Fiksuoju, ar yra matematikas ir Bitlandijos kalba. Štai taip. Tai dabar pas mokinius aš suskaičiuoju, kiek jie pasirinko iš viso dalykų ir kaip jie pasirinko matematiką su Bitlandijos kalba. Na, vis dėlto gal galim šitos ir išmest, štai tai padaryti. Tvarkoj. Tai dabar, jeigu kam kiltų klausimas, kodėl būtent naudoju string streamą, dar kartą pakartu, todėl, kad nežinau, kiek mokinys surašė savo dalykų pasirinkimų ir po paskutinio žodžio nėra kabletaškio. Dėl to aš visą šitą gabaliuką, kur dabar rodau, įsimetu į string streamą, kad galėčiau saugiai skaityti, kol baigsis eilutė ir netyčia neperšoksiu į sekančią, nes dirbsiu tik su šituo duomenų gabaliuku. Tvarkoj. Sekantis žingsnis būtų koks? Jau pačių dalykų skaičiavimas. Tai čia bus pas mane dalykų sąrašo pildymas. Štai taip. Tai pirmiausiai, tas sąrašas yra tuščias. Ir aš turiu patikrinti, ar jame nėra tokio dalyko. Jeigu nėra, aš sąrašą papildau, o jeigu jis yra, tada tik tais didinu skaičių. Tai vėlgi tikrinu per visus dalykus. Auto and D dalykai. Ir kokį aš dabar ieškau. Kad jeigu mano sąraše pavadinimas sutampa su dabar ką tik perskaitytų dalykų, tokiu atveju to konkretaus dalyko kiekis didėja vienetu ir fiksuoju, kad tokį dalyką aš radau. True. Tai fiksuoju, kad toks yra sąraše. Kad aš jo netyčia neįdėčiau antrą kartą. O čia skaičiuoju, keli mokiniai jį pasirinko. Štai taip.
Jeigu šitą ciklą prasukus, dabar galvoju, aha, aš užsigalvojau, kad radau true, bet aš nepasirašiau ko. Aš nepasirašiau, kad kas yra tas radau. Radau, tai pas mane pradžioj false. Fiksuoti, ar jau toks yra. Ai, nu čia kaip ir kartojasi. Taip, tai šitas kintamasis man tiesiog pasakys, toks dalykas yra arba tokio dalyko nėra. Tai iš pradžių jis yra false, reiškia, sakau, tokio dalyko dar neradau. Bėgdamas per visus dalykus, jeigu sutapo pavadinimai, aš fiksuoju, kad toks dalykas yra. Ir kiekį tiesiog padidinu. Jeigu ciklas pasibaigė ir tokio dalyko aš neradau, tai rašau, jeigu neradau, šauktukas reiškia ne, tai šiuo atveju šitas ifas suveiks tada, kai radau bus false. Arba galime rašyti radau lygų false. Tai čia gale parašyti arba radau lygų false. Štai taip gali būti. Tvarkoj. Ir jeigu tokio dalyko nėra, reiškia tą dalyką į masyvą reikia įdėti. Va čia ir praverčia mum dinaminis masyvas, nes aš galiu daryti štai taip. Dalykai, komanda push back ir pildosi kuomgi. Pildosi dalyko pavadinimu ir kad tas dalykas yra dabar vieną kartą. Pirmą kartą įsiterpiamas. Kiek aš į masyvą dėsiu naujų dalykų, tiek masyvas padidės. Tai dabar galvoju taip, jeigu aš mokinių visus pasirinkimus užfiksavau pas kiekvieną mokinį, jeigu aš išsisaugau dalykus su jų pasirinkimais, tai aš jau nuskaičiau apklausą, dabar reikia rasti mokinius, dabar kol kas tik nuskaičiau apklausos duomenis, o dabar jau reikės spausdinti tuos mokinius, kurie blogai pasirinko dalykus. Ir bus 6 dalis pas mane atlikta. Tvarkoj ir dabar taip, kur čia mano? Tai tada man reikalinga nauja funkcija, sakykim taip, spausdinu pasirinkimus. Tokiu atveju aš nusiunčiu kreipinį failą, siunčiu dalykai ir siunčiu mokiniai, nes reikia ir tuos spausdinti. Oi, dalykai. Štai taip, tada, dar nesusikompiliavau, pažiūrėti, ar veikia iš visų. Oi, dabar neveiks, nes. Tuoj. Tai šitą pakopijuojam, šitą kopijuojam, štai šitą ir pakeičiam rašymą į failą. Štai čia. Taip. Turiu funkciją spausdinimui. Oi, paskubėjau. Štai taip, įkelt ir taip. Ir dabar galiu turbūt kompiliuotis, pažiūrėti, susikompiliavo ir galėsim patikrinti, ar viskas gerai tuojaus. Dabar pasirinkimai. Tai pasirinkimai turi būti išspausdinti visi mokiniai, kurie netitinka pasirinkimų. Ten, kaip minėjau, nuo 3 iki 7 egzaminų ir būtinai matematika su Bitlandijos kalba. Tai šiuo atveju tiesiog einu per visus mokinius masyvę ir tikrinu. Sakau taip, jeigu mokinys, M kiekis, jeigu mokinio pasirinktų egzaminų kiekis daugiau už 0, apsidraudžiu, kad tas mokinys tikrai kažką rinkosi, nes tokių mokinių, kurie nieko nesirinko, spausdinti iš viso nereikia. Jeigu mokinys kažką rinkosi ir dabar kiekis sąlygų turi įvykdyti. Pirmiausia, mokinio pasirinkimas, kuris tikrina kalbą su matematika, jeigu yra ne 2, tai yra blogai. Arba, jeigu mokinio pasirinktų egzaminų kiekis yra mažiau už 3, tai irgi yra blogai. Ir jeigu mokinio pasirinktų egzaminų kiekis yra daugiau už 7, tai irgi blogai.
Ir tokiu atveju šituos mokinius, tai čia kadangi tik tais vienas spausdinimas, tai šitus kliausus dėl to nereikia. Reikia tuos mokinius paimti ir išspausdinti. Tai spausdinu mokinio vardą. Na, vardas su pavardė ten kartu eina. Taip, pažiūrim. Štai taip. Aha, ir palaukit, šitos nusikopijuoju, tik pažiūrėti ar gerai. Taip. Kol kas viskas gerai. Šitą dalį išspausdinau. Sekantis žingsnis būtų štai šito sąrašo spausdinimas. Dabar, kad galėčiau tą sąrašą spausdinti, man reikia juos surikiuoti. Apie rikiavimo funkciją nieko neparašyta, tai yra reikalavimai neparašyti. Čia tik pasakyta, kad surikiuoti pagal mokinių skaičių mažėjančiai, o jeigu vienodi skaičiai būtų, tada atsižvelgti į egzamino kodą ir jis turi būti pagal abėcėlę, didėjančiai. Tai galima būtų kaip ir sortą panaudot, bet nežinia, kas bus per tikrą egzaminą, tai šiuo atveju aš pasinaudosiu tiesiog ciklų cikle. Tai yra int I lygų 0, tai čia jau bus pas mane pilni ciklai. Tai yra I mažiau už dalykai taškas size. Čia vėlgi, kaip matot, nereikia man papildomo kintamojo nurodyti masyvo duomenų kiekiui. Aš iš karto sakau, koks masyvo dydis, tiek ir suktis reikia. Tada viduj kitas ciklas J. Čia galima ir I+1 rašyti. Ir J eina iki dalykai taškas size, iki galo. Tai šitas ciklas visada ima vienu nariu toliau ir iki galo, kad nebepajudinti tų narių, kurie jau stovi gerai surikiuoti. Kągi daryti rikiavime? Pirmiausia, žiūrime pagal kiekį. Dalykai į taškas kiekis. Kada yra blogai? Turi būti mažėjančiai. Tai jeigu kairiau esantį sąraše pagal kiek yra mažesnis už dešiniau esantį, tai juos reikia apkeisti vietomis. Gal čia net nereikia skliaustų. Swap dalykai I su dalykai J. Apkeisti reikia ne kiekius, o pačius dalykus pilnai. Ir sekantis žingsnis, tai yra kita dalis, kad jeigu mano šitie dalykai, tai yra kiekį, atsiprašau, dalykų sutaptų, tai tada reikia atsižvelgti į pavadinimus. Tai čia ir, taip, tai čia pavadinimas ir pavadinimas, kadangi sako, turi būti pagal abėcėlę, tai aš nurodau variantą, kada ne pagal abėcėlę. Ką aš čia paspaudžiu? Štai taip. Kad jeigu stovi ne pagal abėcėlę, reikia juos irgi sukeisti vietomis. Na ir jeigu padariau visus rikiavimus, tikiuosi teisingai, tai dabar jau galima su autociklu, nes aš bėgsiu per visą masyvą ir spausdinsiu visus, vėl skliauselius uždėjau, atsiprašau. Išimsiu ir spausdiname kiekvieno dalyko pavadinimą ir kiekvieno dalyko kiekį. Štai taip. Pažiūrim. Ir pirmą BL, MAT7, BL, MAT7, GEO3 panašu, kad yra gerai spausdinama. Dabar galima pasitikrinti ir su kitais testais. Tai su kitais testais aš galiu paimti ir pasitikrinti, bus tai pateikti sprendimą, C++ kalba. Tikriname, kaip čia man praeis testai. Taip, testai raudoni. Pažiūrim, kas negerai, o negerai yra su spausdinimu. Kodėl negerai? Čia yra ne su pačiu spausdinimu problema. Čia yra su skaitymu problema. Nes prie žodžio Paul buvo perskaitytas ir klavišas Enter.
ir dėl to prasidėjo nauja eilutė. Plius, kai kurie dalykai kartojosi kelis kartus, nes šitas dalykas yra be enter, o šitas su enter. Tai čia problema, kad vieni kompiliatoriai elgės vienaip, o kiti elgės kitaip. Kągi reikia daryti? Galima apsidrausti, skaitant pačius dalykus. Klausimas, kaip apsidrausti? Tai kai aš perskaitau pačią eilutę, reikia patikrinti, ar eilutės gale nėra nereikalingų simbolių. Tai čia galima sakyti taip, kol jeigu mano eilutė nėra tuščia, perskaityta ir eilutė back, kas yra masyvo paskutinis narys, jeigu masyvo paskutinis narys yra lygus enter, galvoju, ar kitus reikia tikrinimus daryti ar ne. Tuoj, pabandom su šituo. Jeigu yra enter, tai tokiu atveju reikia paskutinį narį išmesti. Eilutė pop back. Štai taip. Tuo čia susikompiliuoju, pažiūrėti, ar viskas. Čia tai niekas nepasikeitė. Dabar einu prasitestuoti. Štai čia ir pažiūrėti, ar čia šitas simbolis, ar ne šitas simbolis. Vat su skaitimu yra kartais problemos. Ne, dar ne šitas simbolis, vis tiek taip pat spausdina. Tai dar vienas pataisimas, tai gali būti, tuoj sekundėlę, ir kitas simbolis, štai taip. Jeigu paskutinis simbolis back yra lygus R. Na va, tokį pabandysiu patikrinti. Su CodeBlocksu šiuo atveju yra geriau, bet čia sistemoje yra kitas kompiliatorius. Na va, o dabar jau testai praėjo ir visi skaitimai pavyko, dėl to tvarkingai ir išspausdino. Tai va, tai čia vėlgi sekanti problema. Neaišku, kaip jūsų kodą interpretuoja kompiliatorius. Nes vienas kompiliatorius skaito vienaip, kitas duomenis skaito kitaip. Na, tikiuosi, mano sprendimo būdas jums tiks. Galite, jeigu norite, viską daryti su statiniais masyvais. Lygiai taip pat galima pritaikyti map arba pair tipo masyvus, bet jie į mokyklos kursą kaip ir neįeina. Kągi, sėkmės!